Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną toks klausimas, kodėlgi nuteistas žmogus pravarde Celofanas? Panalizuokim plačiau. Suprantu, kad vieni galvojat, kad jis gelbėja pasaulį, kiti galvojat, kad jis greuna, bet mes pasižiūrėkim per vibrodinaminius principus, kur jis yra, kodėl jis yra ir ką aš matau savo detalizacijoje. Kadangi tai viešas asmuo, galiu apie tai kalbėti. Tai žmogus gimęs 28 dieną visiškai aiškiai, kad yra daug potencialo verslui, bet kita pusė šito rodiklio 6 įpareigoja verslą daryti dėl šeimos arba dėl jausmų arba dėl iš meilės arba iš rūpesčio. Tai yra kurti vaikų namus, kažkokias rūpybos dalykus, galbūt lavinimo dalykus, bet vaikams, šeimoms, va tokiems žmonėms, kurie sunkiau pasirūpina savim. Aišku, verslas yra, bet tos pusės nėra, ar ne? Dabar žiūrėkim, kas yra šito žmogaus kritimo ženklas. Yra 8. Teisė, teisingumas, teisėsauga, konfliktai, disbalansas. Reiškia, jeigu žmogus paleidžia šitą rodiklį veikti per šitą pusę, o ką mes matom, taip ir vyksta, jį numes žemyn. Jam reikia eiti per harmoniją, taiką ir teisingumą pozityvę, tada jis nekristų žemyn. Dabar pasąmonės spaustukas arba nuoskauda, dėl kurio žmogus dažnai nežinodamas to įklimsta, pas jį yra 12. Praeitam gyvenime jis buvo talentingas, gal net kažkoks labai talentingas ir žinomas, bet pripažinimo negavo. Ir šitam gyvenime jis bet kokią kainą, nusispjaudamas į jausmus, vaikų ašaras, į dar kažką, jis eina į pripažinimą. Reiškia, jis pakartoja praeito gyvenimo minusinę pusę, tą rodiklį, kurį kaip tik reikėjo gauti pripažinimą per, kaip minėjau, vaikų namų įkūrimą, pagalbą šeimoms, tai reiškia psichologus gal samdant, gal ėjimų per pozityvą konkrečiai pagalbą šeimoms, o ne per konfliktą su teisėsauga arba su įstatymais, ar ne? Bet vėlgi čia minusinė dalis. Toliau karmos klaidos, 3 kartus grįžimas dėl to, kad netinkamas požiūris į šeimą, jausmus, į vaikus ir į rūpestį kitais. Šiandien mes matom, tai kartojasi. Jeigu aš imu jo grafiką, būtent 44 metų jam įsijungia karminės atsakomybės dalykai ir jis tada turėjo pasirūpinti, būtent ateiti į pasirūpinimą. Gal, kaip ir sakiau, verslą padaryti kažkokią ar tarptautinę, ar išvežti kažkokius Lietuvos nepasiturinčius vaikus į užsienį, ten daryti stovyklas, kažkaip per pozityvą. Bet jis nueina per konfliktą, per teisę, specialiai provokuodamas, specialiai gilintamas 8 minusinę pusę. Ir grafikas nieko gero nežada, todėl kad žmogus, kai buvo 44 metų taškas, pasirinko netinkamai. Dabar sekantis taškas bus 53 metai. Dabar vyks kritimas iki 53, ten jis vėl turės galimybę pasirinkti. Taigi mes matom, kad žmogus pats daro tai, kas jam nenaudinga. Jis nesigilina, nesimoko. Iš tikrųjų, tai nėra vienos taisyklės. Kiekvienas mes turime individualią programą, kuri neša rizikas vienokias, kito žmogaus kitokias. Todėl šitas žmogus šiandien atsiranda už grotų. Tai jo pasąmonės spaustukas ir pripažinimo norėjimas yra 12. Tas jį labai stipriai nuvedė klystkeliu. Bet vyšnaitė ant torto, tai kad jeigu mes paimsim jo pravardę, Celofanas, ir pažiūrėsim, kokį ji neša rodiklį skaičiuose ar kanuose, tai yra 12. Tai yra 12. Jis net pravardę pasirenka idealiai atitinkančią jo tą praeities nuoskaudą arba pasąmonės defektą. Todėl jis visą tą programą paleidžia. Tai šiandien jums norėjau ir apie tą žmogų parodyti, nesiekiant jo nuteisti arba pateisinti, bet siekiant parodyti, kaip susiję būna tos programos su žmogaus gyvenimu, kad tai neatsiejama dalis, mūsų programa tai esame mes. Ir visi tie taškai, kuriuose mes pasirenkam, tai yra priklauso nuo mūsų. Bet kai žinom, pasirenkam teisingai. Nebūtinai žinom metodiką, žinom viduje. Ir tada viskas būna gerai. Bet jeigu jūs esat panašiose situacijose, ateikit.
Jūs pamatysit daugiau negu tikitės. Tai yra reikalinga tiem žmonėm, kurie paklydė. Žinoma, kad šitas žmogus negalvoja, kad jis paklydo, jis galvoja, kad yra teisingai. Bet realybė yra tokia, kokia yra. Todėl gerų jums pamastymų apie viską ir iki kitų kartų.